kūdikėlio Jėzaus, taip ir mes laukiame šventų kalėdų, eidami Advento keliu.
liepsna, tai liudija šią tiesą. Betliejaus akys pamatys pasaulio šviesą. Ačiū jums, skaistieji angelėliai, už šį džiugį žinią. Užsidegę piemenėlių žvakelę, mes skubėsime sveikinti vaikelį. Eidami pasveikinti vaikelio, uždėkime angelų žvakelę. Visiems skelbkim linksmą žinią, kūdikėlis Jėzus ėdžiose užgimęs. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius seną. Sveikiname visus susirinkusius į adventinį renginį Šventų Kalėdų žinia. Su mumis didžiai gerbiamas svečias, Jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kviečiame mūsų mokyklos direktorę Astą Vaičiūnienę tarti sveikinimo žodį. Labas vakaras, miela bendruomenė. Kaip gera matyti jūs šį vakarą su mažiukais vaikais, su visomis šeimomis. Kaip džiaugiuosi, nematai manęs? Dabar matai? Va, dabar matai? Nebeverksi? Neverk. Tai iš tikrųjų labai miela ir malonu, kad mes galim jau kitokiam amplua, moderniam amplua parodyti iš tikrųjų mūsų vaikams amžinasias vertybės. Viltį, tikėjimą, buvimą kartu, džiaugimąsi vienas kitu ir aišku, svarbiausia, gerumą. Nes gera mokykla vaikai yra ta, kurioje yra geri žmonės. Todėl savo gerais darbais, savo požiūriu, savo meilę artimam mokyklai mes tobulinkim savo Lietuvą. Dėkoju ir aišku mūsų ganytojams, kurie tokioj įtemptoj darbotvarkei randa laiko pašventinti mūsų mokyklą. Iš tikrųjų, nieko čia blogo atsigręžti į vertybės ir jaustis po apsaugą. Ačiū. Dėkojame už nuostabius sveikinimo žodžius. Iš vaikystės ateina kalėdos, paplotėlis, šienelis, mama. Verpia tyla, naktis atsisėdus, kursto krosnį, ugnelė žiema. Tu ateik, mano angelė baltas, iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių. Kasdienybės, pilkos nesugeltas, atsistok po vaikystės medžiu. Aš sudėsiu žvaigždės tau po kojų, tik ateik iš kalėdų nakties, iš vaikystės per dangų, per gojų, įsisupęs į skliautą vilties. Dabar matysite vaidinimą Tikėjimo keliu mes einame pas Jėzų.
Nazaretą. Daugiau kaip prieš 2023 metus, kur gyveno kukli mergelė vardu Marija. Ji mylėjo Viešpatį ir buvo tyros širdies. Marijos tėveliai Ona ir Joakimas mokė savo dukrelę gyvenimo išminties, nuolankumo ir paklusnumo Dievo valiai. Sveika, Marija! Sveika! Sveikos! Ateiname su džiugia žinia. Mūsų gėlių darželyje pražydo balta lelija. Kokie gražūs žiedai! Šią tau atnešėme, Marija. Prašau, dėkoju. Aš rytoj su tėveliais eisiu į šventyklą padėkoti gerajam Dievui. O jūs, ar ateisite? Ne, Marija, tiek daug darbų. Mes net negalvojame. Ai, tėveliai jūs ėmė, negalėsime. Melstis? Nežinau. Mielosios, aš džiaugiuosi, kad galiu su tėveliais pagarbinti, padėkoti gerajam Dievui, nes jis suteikė mums tiek daug malonių. Lėja, Salomėja, sako, aš meldžiuosi ir už jus. Ar tikrai, Marija? Ar tu meldiesi už mus? Mes laukiame Mesijo, kad išgelbėtų mus visus. Tavo tiesa, Marija. Aš ateisiu. Ir aš ateisiu kartu pasimelsti. Susitiksime. Jau mums metas eiti namo. Sudie, Marija. Sudie. Sudie. Praėjus kiek laiko, pagal žydų įstatymus, mergelė Marija buvo sužadėta su Juozapu iš Dovydo giminės. Po sužadėtuvių nutiko kai kas ypatinga. Mergelė Marija išvydo angelą vardu Gabrielius, atsiųsta Dievo. Angelas perdavė Marijai svarbią žinią, kad ji išrinkta tapti Dievo sūnaus motina. Malonėmis apdovanotojai, Viešpats su tavimi, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą, tu pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Štai aš, Viešpatės tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Marija, išgirdusi angelo žinią, susiruošė ir skubiai iškeliavo į Zacharijo namus, pas giminaitę Elzbietą, jai pagelbėti ir pranešti gerąją naujieną, kad ji Dievo išrinktoji. Elzbieta, Marija. Brangi Marija, tu atkeliavai tokį ilgą kelią pas mane. Aš tokia laiminga. Marija, palaimintasi ir palaimintas tau gimsiantis kūdikis.
Mano siela šlovina Viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Viešpats ir šventas yra jo vardas. Didžių dalykų padarė Viešpats. Mieloji Marija, eime į mano namus. Eime. Kai buvo paskelbtas imperatoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus, Juozapas ėjo iš Nazareto į Dovydo miestą, dar vadinamą Betliejumi. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija. Keliavome ilgą kelią, pavargome. Betliejus toks nesvetingas. Prašėme, kad mus priimtų pernakvoti. Neatsirado mums vietos. Juozapas, aš taip pavargau. Žiūrėk, Marija, štai tvartelis. Ačiū Dievui, pernakvos tvartelį. Jiems tenai esant, atėjo metas gimdyti. Ir jį pagimdė savo pirmgimį sūnų. Suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebebuvo vietos užeigoje. Tuo metu laukuose prie bandos budėjo piemenukai. Sveiki, vaikučiai. Sveikas, senelis Samueli. O kur kiti mano vaikai? Alfegai, Natalė. Turbūt ieško paklydusio ėriuko. Au, Severinai. Au, senelis Samueli. Avytas ramiai ganosi ir ėriukas atsirado. Prisirinko malkų. Pasišildysi. Kiek daug žmonių prisirinkę į Betliejų. Dar tiek nesumačiusi. Ir mano gyvenime pirmą kartą daug žmonių surašymas. O ką čia rašo? Matot, vaikai, Ciesorius Augustas nori suskaičiuoti, kiek jo valstybėje yra žmonių. Kaip jis galės suskaičiuoti visus žmonės? Jis išleido įsakymą visiems atvykti ir užsirašyti į savo gimtąjį miestą. Užtat Betliejuje daug žmonių susikimšimas. O Viešpatie, kadagi mus paduosi, kadagi mums atsiųsi išganytoją? Vargu mes jo sulauksim. Vargu mes jo sulauksim. Ateis, tikrai ateis. Vaikai, ar žinot, kam Dievas pirmiausiai buvo pažadėjęs atsiųsti išganytoją? Adomui ir Ievai rojuje. Teisingai. Be to ir pranašai skelbė apie išganytoją. Kažin, kur tas išganytojas pasirodys? Tikriausiai Jeruzalėje. O kad mes jį pamatytume? Pamatyti? Juk jis bus karalius. Kasgi mus prie jo prileis? Mes maži piemenėliai. Mūsų niekas neprileis. O aš visai kitokį įsivaizduoju. O kokį? O koks jis bus? Jis bus be galo malonus. Jis išvaduos mus iš pikto vergijos. Alfegai, Natalė, eime su manimi, man padėsite. Gerai, senelis Samueli. Kiti ir malonus. Vos nenumiriau iš baimės. Kas atsitiko?
Kokia graži žvaigždė. Nebijokite. Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai daug. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytais stiklais ir paguldytą ėdžius. Bėkim, bėgėli, pas kūdikėlį jis. Bėkim, bėkim. Pas kūdikėlį Jėzų. Pas kūdikėlį Jėzų. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Dangus, žemė, angelai ir žmonės garbina ir šlovina atpirkėją.
kūdikėli, žėrinti žvaigždelė, atėjai į žemę vidury nakties. Šiąnakt mes tave ant rankų keliam ir nebėr pasaulis skausmo, nevilties. Jėzau, kūdikėli, spindulėli mažas, daug skaisčiau už saulę šviečiantis visur. Mes tave ant rankų šiandien vėliai nešam ir visam pasauliu nuostabiai šviesur. Jėzau, kūdikėli, spinduly, žvaigždelė, nusileisk į širdis laukiančias tavęs. Tu juk mūsų gyvybė, tu juk mūsų kelias, kursi pažadėta tėviškę nuves. Priimkite Jėzų į savo gyvenimą, toks, koks jis nori ateiti. Kaip tiesą, kurią reikia sakyti, kaip gyvenimą, kokį reikia gyventi, kaip džiaugsmą, kokį reikia skleisti, kaip taką, kokiu reikia eiti. Kūdikėlio Jėzaus, palaima ir globa, telydi jūsų visas šeimas. Dedega meilė jūsų širdyse, pasaulio atpirkėjai. Atverkite savo širdies dureles. Priimkite Jėzų į savo gyvenimus.
kviečiame mūsų mylimą Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį tarti žodį. Ar matote mane? Nereikia lipti aukščiau. Tai dar kartą visus sveikinu ir nepaprastai džiaugiuosi, kad galime susitikti šį brangų vakarą. Esu nustebintas ir sužavėtas, ypatingai Marija. Paplokime ją. Ji tikra Marija, kaip šviečia, spinduliuoja, o šventas Juozapas taip galingai ją globoja. Ačiū Juozapai. Džiaugiuosi visiems angelėliams, visiems piemenėliams ir visiems šokėjams. Tikrai esu labai nustebintas, labai džiaugiuosi jūsų tokiu nuoširdžiu pasirodymu. Nepaprastai giliai pergyvendami, išjausdami tą šventų kalėdų žinią, jūs perduodate mums tą džiaugsmą, kad galėtume mes vis giliau ir giliau suprasti, ką tai reiškia Jėzaus atėjimas į pasaulį. Dabar pažiūrėkime apie tai, pagalvokim, kas dabar yra tame Betlėjaus miestelyje. Juk žiūrėkim, ten šiandieną, kur užgimė Kristus, kariauja, krenta bombos, kaip baisu. Tūkstančiai žmonių žūsta toje vietoje, kur Jėzus ateina kaip taikos ir meilės Dievas. Bet tada, kada žmonės nepriima Jėzaus, tada dar jie gyvena senojo įstatymo dvasioje, akis už akį, dantis už dantį. Keršto įstatymas. Ir nė vienas nenori nusileisti. O Kristus atneša mums naują mokslą, meilės gyvenimą. Ir jis sako, mylėkite netgi ne tik artimą, bet netgi mylėkite savo priešus. Darykite gero tiems, kurie jūsų nekenčia. Atrodo neįmanomas dalykas, bet tik tai taip galime pakeisti pasaulį. Žiūrėkime ir šeimose, jeigu nenori vienas kitam nusileisti, kaip kenčia vaikai. Išsiskiria, sudūžta likimai, vaikai lieka be globos, be tėvelio ar mamos, koks skaudus gyvenimas. Ir štai ateina į pasaulį Jėzus. Atneša ramybę, meilę, gerumą, susitaikymą, taiką ir troškimą gyventi visavertį gyvenimą. Pilna tiesos, gerumo, meilės ir tikrojo džiaugsmo. Tad priimkime Jėzų, priimkime savo šeimas, į mūsų brangią tėvynę Lietuvą, kad mes augintume šeimas ir nepritrūktų vaikučių mūsų tėvynėje, kad nereiktų uždaryti mokyklų. Man labai šiais metais teko tokia laimė keliauti apaštalo Pauliaus keliais Turkijoje. Galbūt ne vienam teko būti tenai. Ir ką aš pamačiau, kaip įdomu, musulmonų kraštas, bet ko mes galim iš jų pasimokyti? Niekur nemačiau, kad jie vedžiotųsi šunis gatvėse. Visur vedžiojasi tik vaikus. Ir kokios gausios šeimos. Taip mano nudžiugo širdis. Ir šiandien, kada galvojam apie tai, kada vyriausybė svarsto, sako, iš kur mes gausim žmonių, sako, nėra vaikų. Kaip mes gyvensim ateityje? Ir iš tiesų, atsigręžti į šeimą, atsigręžti į vaikus, atsigręžti į tautos ateitį. Tik tada gali būti Lietuva laiminga. Ir Europa laiminga. Ir pasaulis laimingas. Todėl iš tų kraštų, kurie vertina šeimos gyvenimą, kurie vertina vaikučius, kurie stengiasi blaiviai gyventi, mes turime imti pavyzdį. Ir eiti tuo keliu su džiaugsmu šlovindami Dievą. Dar kas įdomu,
musulmonai vienoje dienoje, reiškia per dieną 5 kartus garbina Dievą. Taip kaip jie supranta, bet jie garbina Dievą 5 kartus dienos. Mes nors kiek skirkime laiko tam, kuris yra meilė ir gailestingumas. Džiaugiuosi visais, stiprybės visoms šeimoms. Ir norėčiau pakviesti visus. Sausio 7 dieną, 12 valandą į Šiaulių sporto areną. Krepšinio varžybos? Ne, šeimų šventė. Laukiam visų. Ačiū. Oi, kaip gražu. Ačiū angelams. Ačiū. O kada mes kartu pagiedosim giesmę? Ar dabar jau? Vėliau? Gerai, ačiū. Dėkojame Jums už prasmingus ir nuoširdžius žodžius. Išgirsite muzikinį kūrinį, kurį atliks 8B klasės mokinė Emilija Juodeikytė. Kviečiame 6A klasės mokinio Beno mamytę Jūratę Vasiliauskinę tarti žodį. Šiame renginyje dalyvauju ne pirmą kartą. Atrodo, visi savi, bendruomenė sava, bet ateidama kalbėti su jumis kiekvienais metais jaučiu tą normalų jautuliuką širdį. Todėl, kad labai norisi pasakyti daug ką jums ir labai bijosi suklysti. Tad atsiprašau, jei savo mintis truputėlį paskaitysiu iš raštų. Kiekvienais metais, likus mažiau nei mėnesiui iki šventų kalėdų, prasideda adventas. Tai dvasingumo, ramybės, susikaupimo laikotarpis. Jis reikšmingas yra ne tik tikintiems žmonėms, kurie laukia kūdikėlio Jėzaus gimimo metinių, bet ir visiems žmonėms, kurie ruošiasi šventų kalėdų šventei. Eidama į šį renginį šiemet pagalvojau, kad jau kelinti metai įsiliedama į tą
siautulingą, garsų, triukšmingą švenčių šurmulį, pradedu vis dažniau susimastyti, o kaip ramiai išgyventi adventinį laukimą. Kaip ramiai išgyventi šiomis mūsų dienomis, kuomet tas dvasingas laukimas, kuomet šventos kalėdos tampa daugiau komercinių renginių, kuomet eglutes pradedam puošti jau lapkričio mėnesį, kuomet kalėdinės dainos tampa įprastomis, banaliomis, garsiomis, kuomet visi prekybos centrai mūsų meilę artimajam nori paversti tik brangiomis, prabangiomis dovanomis, o ir mes patys kažkaip sugebam tą laikotarpį užaudinti savo nepasitenkinimais, kaip blogai gyvenam, koks blogas oras, ką čia dabar dovanų surasti, nėra pinigų. Ir taip pajauti, kad tas dvasingas adventinis laukimas praranda savo tikrąją prasmę. Tad su kiekvienais metais širdžiai tampa vis mieliau ir maloniau dalyvauti mūsų kasmetinėme mokyklos adventinėme renginyje. Labai malonu matyti mūsų gausią mokyklos bendruomenę, mūsų garbingus svečius, kurie skleidžia amžiną tikėjimo tiesą, mūsų vaikus, taip šventiškai gražiai pasipuošusius, susikaupusius, su meile, ramybė, tikėjimu ir su paslaptingu laukimu. Tėvelių vardu labai noriu padėkoti mokyklai, kad jis suteikė mums šitą galimybę pabūti visiems kartu, pabūti ramybėje, susikaupime. Labai nuoširdus ačiū mokytojam, kurie ruošia šitą renginį. Ačiū mokytojam už kantrybę, už meilę, už atsidavimą, kad mūsų vaikai būtų išmokinti amžinųjų vertybių, kad mūsų vaikai augtų gerais, mylinčiais žmonėmis. Ir belaukiant didžiojo stebuklo, linkiu mums visiems leisti savo sustoti, aprimti, pasimėgauti Dievo ir artimųjų artumu. Tegul advento laikas praeina prasmingai, su malda, apmąstymais ir gerais darbais. Gražaus ir ramaus advento visiems. Dėkojame už nuoširdžius žodžius. Kai tą gražiausią metų vakarą, Dievo Sūnaus užgimimo vakarą, kalėdinių giesmių, šilumos ir ramybės vakarą, atsisėsite prie kūčių stalo. Paėmę į rankas šį pašventytą kalėdaitį, dėkokite Dievui, kad iš meilės žmonėms į šį pasaulį atsiuntė savo sūnų Jėzų. Kviečiame mūsų mylimą vyskupą bendrai giesmei. Kadangi Dievas yra meilė, tai giedosim apie meilę. Na, dabar visi reikės rodyti, ne tik tai giedoti, bet ir rodyti. Su rankutė. Gerai? Ateikite, visi vyrai, didžiuliai. O. Jaunuolis. O. Giesmininkė, dabar kartu kaip trauksim labai gražiai. Na, mėginkim dabar. Dievas myli mane labai, jis myli mane. Visi. Dievas myli mane labai, jis myli mane. Jis myli mane labiau negu dangų, jis myli mane. Labiau negu žemę, jis myli mane. Labiau negu jūrą, jis myli mane. Jis myli mane
labiau negu dangų jis myli mane, labiau negu žemę jis myli mane, labiau negu jūrą jis myli mane. Dievas myli tave labai, jis myli tave. Dievas myli tave labai, jis myli tave. Jis myli tave labiau negu dangų, jis myli tave. Labiau negu žemę jis myli tave, labiau negu jūrą jis myli tave. Jis myli tave, labiau negu dangų jis myli tave, labiau negu žemę jis myli tave, labiau negu jūrą jis myli tave. Dievas myli visus labai, jis myli visus. Dievas myli visus labai, jis myli visus. Jis myli visus, labiau negu dangų jis myli visus, labiau negu žemę jis myli visus, labiau negu jūrą jis myli visus. Jis myli visus, labiau negu dangų jis myli visus, labiau negu žemę jis myli visus, labiau negu jūrą jis myli visus. Tai va, dabar belieka mums mylėti tik tai jį. Ačiū visiems. Gražių švenčių. Iki susitikimo šeimų šventėje. Sausio 7. Ačiū visiems, kad atėjote. Dėkojame mūsų svečiams, Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, Šiaulių švenčiausiosios mergelės nekalto prasidėjimo bažnyčios vikarui Gediminui Kasperavičiui. Prasmingų šventų kalėdų. Kviečiame visus bendrai Ir šventosios dvasios amen. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Melskimės viešpatie Jėzau Kristau. Tavo žodžiu viskas pašventinama. Tad palaimink šį ir šiuos visus advento vainikus, kad jie primintų mums ateinantį Kristų ir kuris viešpatauja per amžius. Amen. Dėkodami viešpačiui už jo gimimą, kreipkimės į dangaus tėvą, kaip išganytojas mus išmokė jo išmokytą maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Dabar visus palaiminsiu. Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima ir ramybė ten žengiant jūsų ir visuomet pasilieka. Amen. Tai labai ačiū ir visus labai kviečiu sausio 7 į sporto areną. Dalyvavimas būtinas. Ačiū visiems.